Sveiki, Aukštaitijos naujienų portalo ANLT skaitytojai ir žiūrovai. Panevėžyje sekmadienį Nemuno gatvėje, štai šioje vietoje, kur mes ir esame, įvyko eismo įvykis, kurio metu susidūrė automobilis ir dviratininkas. Kaipgi iš tikrųjų reikia važiuoti, kokių taisyklių laikytis, šiandieną mes ir pakalbėsime apie tai su šios srities specialistais. Pirmasis mūsų pašnekovas, buvęs ilgametis Panevėžio apskrities policijos viršininkas Rimantas Bobinas. Sveiki, gyvi. Sveiki. Taigi, ponas Rimantas, štai čia įvyko eismo įvykis. Kaip jūs matytumėt šią situaciją ir kokios čia turėtų būti taisyklės, kokios galioja ir kaip turėtų elgtis tiek dviratininkai, tiek automobilių vairuotojai? Pirmiausia, kiekvienoje sankryžoje reikia suprasti, kad eismo dalyviai turi laikytis kelių eismo taisyklių ir esamo ženklinimo. Bent žiūrint į šitą sankryžą, aš tikrai galiu pasakyti, kad ženklinimas ir visos priemonės yra pakankamai geros, tik tai trūksta dėmesio ir atsakomybės. Galbūt kai kas yra primiršę kelių eismo taisyklės, kad važiuojant, šiuo metu automobilis nesustoja prie stop ženklo, jisai jau pravažiavo ženklą ir tada sustoja. Iš esmės kelių eismo taisyklės reikalauja, kad prieš stop ženklą automobilis turi sustoti, apsidairyti, įsitikinti, kad yra saugu, praleisti pėstieji dviratininkai, kitos transporto priemonės kertančios ir tada tuo metu atlikti savo manevrą, važiuoti toliau. Šiuo atveju irgi automobilis iš esmės netitinka, kadangi jis jau pravažiavo ženklą ir pėstiesiems ir dviratininkams sudaro kliūtį kirsti savo trajektoriją. Tai čia ir vėl atsitinka tai, kad dažniausiai automobilis, vairuotojas išvažiuoja ir užkerta kelią, o dviratininkai važiuodami nespėja sustabdyti ir atsitrenkia automobilį. Arba kitu atveju netgi ir nutrenkia važiuojantį, kertantį dviračių taką dviratininką. Tai pirmiausia, aišku, didelis dėmesys turi būti vairuotojų, dar kartą pasikartoti kelių eismo taisyklės ir įsitikinti, kad yra saugu. O ir kelio ženklas, ir veidrodis tikrai sudaro puikias galimybės stebėti trajektoriją, stebėti kelią, nes iš kairės pusės čia puikiai matosi ir dviračių takas, ir dviratininkai, ir pėstieji, ir automobiliai, kadangi vairuotojai tik viena kryptis galima, tai yra į dešinę sukti, o veidrodis jam parodo, ar nėra kliūties ateinančių pėsčių ir dviratininkų iš dešinės pusės. Tai tą visą atlikus, sustojus prieš stop ženklą, gali vairuotojas puikiai ir toliau judėti, jokių problemų. O kaip dviratininkai turėtų elgtis, ar ne? Čia irgi iš tos pusės važiuojant nematai, ar ne? Tvora užstoja. Iš kitos pusės jau labiau matosi tas pravažiavimas. Kokios jų, kaip sakyti, pareigos, kaip elgtis? Bet kokiu atveju reikia suprasti, kad dviratis ar pėstysis yra silpnesnioji pusė ir aišku, varžytis su metalu yra tikrai neprotinga ir bet kokiu atveju prieš tokias sankryžas dviratininkai turėtų pristabdyti, apsidairyti, įsitikinti, ar nėra artėjančios transporto priemonės ir kaip elgiasi vairuotojas tos transporto priemonės. Ar jisai mato dviratininką ir ruošiasi atlikti stabdymo manevrą, ar paprasčiausiai galbūt vairuotojas nemato ir dviratininkui reikia sustoti, nors ir jo pirmenybė, bet praleis transporto priemonę, kad nesusidurti. Tai vėlgi turbūt reikia visiems būti atidiems ir įsivertinti. Ir ypatingai noriu atkreipti dėmesį paspirtukų vairuotojams, kadangi tikrai ne vienas ir čia stovint mačiau, kad dideliu greičiu kirto šitą sankryžą ir tikrai bet kokiu atveju, jeigu būtų dar ir netidus vairuotojas, tai turėtumėm dar ne vieną kraupią situaciją. Dabar kalbame su klubo dviračiai prezidentu Rimantu Narkūnu. Taigi, Rimantai, sakyk, ar čia žymėjimas ir visi ženklai aiškus dviratininkams ir čia, kiek suprantu, dviračio takas Nemuno gatvėje eina? Ženklinimas dviračių ir pėsčiųjų takų yra aiškiai matomas, tą nurodo ir ženklas. Vienoje pusėje nurodyta, kad gali eiti pėstieji, kitoje pusėje dviratininkas. Aišku, toliau, kai mes matom, kad yra baigėsi infrastruktūra pėsčiųjų dviračio taką ir gaunasi vientisas, bet vis tiek reikia laikytis taisyklių, važiuojant tuo taku tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams. O kaip pasikeičia, sakykime, reikalavimai? Čia daug maž aišku, viena dalis padalinta raudona juosta dviratininkui, kita dalis pėsčiajam. O kaip ten elgtis? Ar gali kartu tilpti pėstys ir dviratininkai? Tuo taku važiuojant, jeigu nėra atskirai paženklintas juostos dviratininkams, tai turi, sakant, taisyklių laikytis greičio, tai važiuoti saugiu greičiu ir pirmenybė yra kaip ir pėstiesiems. Dviratininkai turi ženkliai žiūrėti ir saugoti pėsčiuosius.
Taigi matom ženklas, dviračių takas ar ne, ir pėsčiųjų takas. Tačiau jie rodo dėmesį pačiam dviratininkui, vairuotojas to nemato. Ar čia turi kažkokią įtaką? Taip, va šiuo atveju, šitoje vietoje, tai važiuojant dviratininkas, jeigu mes važiuojam nuo Nemuno gatvės pusės, tai susidaro kliūtis iš dešinės, tai dviratininkas turi laikytis dešinės rankos taisyklės. Privažiavus prie važiuojamos dalies išvažiavimą, jis turi pristabdyti ir įsitikinti, kad nėra automobilio. Jis privalo jį praleisti? Taip, be abejo. O čia jeigu atvažiuoja nuo šiaurinės pusės miesto dalies dviratininkas, tai jau vairuotojas turi įsitikinti, kad nėra, bet šiuo atveju yra veidrodis pakabintas ir mato, ar yra kliūtis atvažiuojantis ar ne. Tada turi įsitikinti, jeigu nėra kliūties, ir praleisti tiek pėstįjį, tiek dviratininką. Vienintelis sprendimas, kuris galėtų šiek tiek padėti šitoje situacijoje, tai mano galva yra anoje pusėje įrengti 2 atitvarus, kurie priverstų sumažinti greitį dviratininkams atvažiuojantiems iš dešinės pusės, kas tada lemtų tai, kad jie negalėtų įvažiuoti greitai į sankryžą ar atsitrenkti, ar būti partrenkti iš važiuojančio automobilio. Tai šitas sprendimas tikrai, manau, kad reikalingas ir būtinas siekiant išvengti ateityje daugiau tokių skaudžių nelaimių. Na kągi, dėkui Jums ir mes norim priminti visiems žiūrovams, kad mes dar ne kartą sugrįšime į gatves ir priminsime taisyklės tiek vairuotojams, tiek dviratininkams tam tikrose situacijose. Ačiū už dėmesį.